Jau dar vienas pasakojimas. Kai Modestas Valintėlis netikėtai atsidūrė policijos areštinėje, panevėžietis Alvydas Vėberis vienintelis nesuabejojo savo globotinio nekaltumu. Tačiau netrukus po to, kai Modestui keli iš pateiktų kaltinimų buvo panaikinti, išskirtinio policijos dėmesio sulaukė pats globėjas. Dianos Mundrienės parengtas siužetas. Labai esu rakštis, kadangi atvirai šneku, nieko nebijau, baimės pas mane nėra, kadangi pas mane yra tiesa, yra Dievas, kuriuo tikrai pasitikiu ir tikiu, o ne žabangos, ne tamsa ir ne melas. Vien dėl to, kad man padeda. Iš tikrųjų daug padėjo, nes policija tai mane puolė, ne Vėberį iš pradžių, o Vėberis tai mane gynė. Tai ta prasme jis gavas irgi priešas kaip ir aš, bet jis galingesnis priešas. Alvydas Vėberis, daugeliui Panevėžio krašte gerai žinomas kaip vargšų gynėjas ir nuteistųjų globėjas, netrukus pats gali atsidurti už grotų. Pareigūnai nusiteikia ryžtingai, baudžiamoji byla jau pasiekė teismą. Pažiūrėkit, gaisras sukeltas. Čia kaip jums atrodo, iš kur tas gaisras kilo? Todėl, kad aš nedaviau melagingų parodymų. Padegė? Jo, aišku. O kas, gal žaibas renkė? Kas čia vyksta, gal aš žmogų kokį nužudęs ar panašiai ir nežinau, kad reikia laužti duris ir ateiti pas mane buhalterijos apskaitos dokumentus. Tiek vargšai, tiek našlaičiai, tiek kiti žmonės pas mane dieną naktį į namus gali ateiti ir sulaukti, gauti pagalbą, pareigūnam reikia veržtis per duris. Alvydas Vėberis save vadina visuomenės gydytoju, o jo pagalbos sulaukia tie, kuriems labiausiai jos reikia, tie, nuo kurių visi nusigręžia. Alvydas ir jo talkininkai pirmiausiai stengiasi padėti nusikaltusiems ir visuomenėje nepritapusiems. Tai yra nevyriausybinė organizacija ir aš tikrai nežinau jos nuostatų, ką jie ten veikia. Aš tik esu girdėjusi, kad jie taip pat remia žmonės, ieško pagalbos, įvairių būdų, kaip padėti tiems žmonėms. Tai mano ir yra darbas padėti tiems, kuriems reikalinga pagalba. Mes sveikiems žmonėms, kurie turi tėvus, aplinką nepadedame, gydome ligonius nuo alkoholio, nuo narkotikų. Alvydo įkurtas labdaros fondas Biblijos studijos yra religinės pakraipos. Šio fondo siekis suteikti ne tik materialinę, bet ir dvasinę pagalbą savo globotiniams. Tad kuogi pareigūnams neįtiko ši atrodytų visiškai nekalta ir kilnų darbą dirbanti organizacija? Aš galiu pasakyti, iš ko tokie visi, kaip pasakyti, sektantai, iš ko jie gyvena? Turi močiučių, kurios močiutė neturi, vaikai, sūnus mirė, mo globoja. Betgi visi pinigėliai, viskas gazuoja jo kišenį. Jokių nusikaltimų mes nedarom, kadangi pagrindinės lėšos yra skiriamos, aukojamos mano asmeninės lėšos, aš iš savęs nematau prasmės vogti ir kažką tai daryti, arba savo turtus, priešingai, mano turtai kaip tik išdalinti vargšam ir tie damai atiduoti būtent jų reikmėm. Toks darbas. Imituoti, kad jis labai kovoja už tos volonterius, už visą kitą, bet čia tik yra imitacija dar. Tai močiutė apgauti, aš taip įsivaizduoju. Čia yra mano tokia nuomonė. Kad galėtų pinigėlių biškį. Iš kur jūs imat lėšas? Tai aš lėšas, ką ir sakiau, didžiulis namas apie 700 kvadratinių metrų, sklypas dabar namas pastatytas yra kito žmogaus, parduodam, tas lėšas panaudojam būtent tom reikmėm. Visus jam pateiktus kaltinimus Alvydas Vėberis vertina kaip siekį su juo susidoroti. Jis prisipažįsta užrūstinės pareigūnus, ieškodamas teisybės ir bandydamas už juos nudirbti darbą. Reikia nuteisti tas, kas įsikišo padėti nukentėjusiam. Tai praktiškai pakeliama visa sistema į viešumą. Tyrėjo darbas nesąžiningas dėl Modesto Valintėlio bylos, nuteistas nesąžiningai, prokurorai palaikė kaltinimą, neįsiaiškina aplinkybių, teisme nebuvo nei vieno liudytojo. Objektyvių, visiškai tokių, sakykime, įrodymų šioje byloje nėra. Tai yra subjektyvus manimas. Įvertinti, ant kiek tai yra realu, privalo teisėjas.
Jis kovoja už neteisybę. Sako, jeigu jis būtų teisingai nuteistas, aš sako, netraukščiau jo niekaip, sako. Bet dabar žinom, kad tikrai, sako, jis nepadarė, sako. Buhalterinės apskaitos patikrinimas ir kratos bute buvo tik pradžia. Alvydas Veiberis įsitikinęs, teisėsaugininkai jį užsipuolė tik dėl to, kad jis nepabijojęs garsiai prabilti apie jų darbo broką. Tęsime po reklamos. Čia abipus sienos. Modestas nuteistas net nepasiaiškinus bylos aplinkybių. Jo nekaltumo įrodymus rinkęs Alvydas Veiberis dabar pats gali atsidurti už grotų. Ar gali būti, kad pareigūnams patogiau užčiaupti žinomą visuomenės veikėją, negu pripažinti savo klaidas? Tęsime pasakojimą. Konfliktai su pareigūnais prasidėjo prieš beveik 3 metus. Tada Alvydas stojo ginti savo globotinio Modesto Valintėlio. Jis buvo įsitikinęs, kad jaunuolis nuteistas už nusikaltimą, kurio nepadarė, ir stengėsi tai įrodyti. Tačiau būtent tada Alvydas suprato, kad ne juokais užrūstino pareigūnus. Jisai siekė, kad byla būtų išnagrinėta kiek įmanoma objektyviau ir pats ėmėsi veiksmų, kuriuos iš tikrųjų turėjo atlikti ikiteisminį tyrimą atliekantis pareigūnai. Alvydo globotinis Modestas Valintėlis vaikystėje beveik nelankė mokyklos, o gyvenimo patirties ėmėsi gatvėje. Po tėvo mirties Modesto motina visai nustojo rūpintis vaikais. Skurdas ir alkis tapo juo nuolatiniais palydovais. Sakau, tai ką tu valgai? Aš pažiūrėjau į šaldytuvą, nieko ne. Sako, mamytė pakavoja maistą išeidama. Jeigu ką geriau daugiau ir tai išneša pas kaimynę. Iš tikrųjų, šeimoje matėsi alkoholio naudojimas, barniai tarp motinos ir tėvo. Motina ypatingai mažai skiria dėmesio vaikų auklėjimui, praktiškai vaikai buvo gatvės vaikai. Verkė kruvinom ašarom. Kodėl, sako, tu vaikeli neini į mokyklą? Sako, apkabinu. Sako, tu žinai, kad močiutę visą atiduosim. Jis man apsikabina, sako, močiutė, aš negaliu, man šydina kiti, kad aš nueinu prastais rūbais, kad kėdai mano apiplyšį. Modestas Valintėlis, kadangi nebuvo iš tų, kad jisai jau nedarytų kokių nusikaltimų, jis darė vienokius ar kitokius nusikaltimus dėl duonos kąsnio, dėl neturėjimo maisto. Pirmas nusikaltimas, atsimenu, buvo dviračio vagystė. Tai čia buvo iš vis paauglys ir nepilnametis dar. Antras nusikaltimas buvo jau rimtesnis, banko kortelė. Ten buvo 3000. Kai Alvydas Veiberis susipažino su Modestu, šis jau buvo žinomas pareigūnams už banko kortelės vagystę. Tuomet dar būdamas nepilnametis, vaikinas buvo nuteistas 3 metams nelaisvės lygtinai. Kai pagalbos reikėjo labiausiai, Modestą ėmėsi globoti Alvydas. Regis vaikinui tai darė teigiamą įtaką. Lankė bažnyčią, studijavo šventą raštą, buvo įdarbintas, pradėjo tęsti mokslus. Tas Veiberis, tai sako, mums didžiausia paguoda man. Jisai, kai sėdė tų vaikų rūpinasi. Galės iš to fondą savo, kur nors ką gauna, nežinau, gal jis nuperka. Tačiau jau netrukus Modestas Valintėlis buvo sulaikytas už automobilio vagystę. Nuteistas per 2 dienas. Sujungus paskirtas bausmes, Modestas nelaisvėje turėjo praleisti 3,5 metų. Man bebūnant Vilniuje, gavau aš pranešimą jo močiutės, kadangi jinai žinojo, kad globojami jos anūkai, kad jisai neva tai padarė nusikaltimą iš kaimyno, pavogęs automobilį. Šeštadienį nuėjom pas tą nukentėjusį į namus, greta į kitą laiptinę, paklausti, kaip iš tikrųjų buvo su to automobiliu. Sako, viskas jau įvyko penktadienį teismas, Modestas Valintėlis nuteistas.
sakom, kaip čia dabar taip greitai. Automobilis, už kurio vagystę buvo nuteistas Modestas, priklausė Jorūnui Stanislovaičiui, gyvenančiam tame pačiame name kaip ir Modesto močiutė. Ar gali būti, kad vyras pats patikėjo savo automobilį Modestui? Situacija tai ten tokia labai buitiškai kažkokia. Susieina į krūvą vyrai, vyresni, visai jaunesni, tai vos ne vaikai, visi geria, kalbasi apie tą pasiruošimą žvejybai, lyg tai tas yra ten pakankamai aišku, kad apie tai iš tikrųjų kalba. Na ir paskui vieni užmiega, kiti vėl geria toliau ir Valentėlis išvažiuoja su ta mašina. Iki 11 valandos 3 aludės aplankė, 3 aludėje Jorūnas Stanislovaitis užmygo už stalo. Kaip aš galiu duoti tokų mašiną, automobilį, jis pilnametis, bet jis neturintis teisių. Ar gali žmogus duoti? Jeigu žmogus duoda mašiną, pavyzdžiui, jūs automobilį turit, taip. Jūs duotumėt savo draugui, ką jūs duotumėt? Duotumėt technikinį pasą, techninį taloną, raktą. Tada skaitysis mašiną davė, taip? O jeigu tik raktelius nusikancino ir išvažiavo, tai čia mašiną neduoti. Kaip aš galiu duoti? Aišku, jis girtas davė tos raktelius ir Modestas Valentėlis išėjo pas tą kaimyną žvejybai, bet tai buvo pietų metas. Kaimynas pasakė, kad tai važiuoja žvejoti iš ryto, aš iš ryto jūsų laukiau, 6 valandą, visą valandą pralaukiau, piktas buvau ir jūs neišėjote. Vėjai atnešė iš kambario raktus. Padavė, sako, imkit, bet sako, sveika man, kad mašina būtų. Mieste jam pritrūko benzino. Benzino jie pastatė netoli policijos komisariato mašiną į aikštelę nustumė ir tada raktelius atnešė Jorūnui Stanislovaičiui, savininkui to automobilio. Jei tikėsime Modestu, palikęs automobilį stovėjimo aikštelėje, jis iš karto nuskubėjo pas automobilio savininką, atiduoti raktelių ir įspėti, kad automobilis nekieme. Tačiau Modestui durų taip niekas ir neatidarė. Todėl raktelius paliko pas Jorūno Stanislovaičio draugą. Jau netrukus nieko neįtarinti Modestą suims jo paties namuose. Grįžau namo, niekur nieko. Padarė mamą valgyt pradėjau. Skambutis duris, pasakė kriminalinė policija. Ar yra toks Modestas Valentėlis? Yra, sakau. Sako, renkis važiuojam, komisariatą. Modestas buvo apkaltintas ne tik Stanislovaičio automobilio, bet ir mobilaus telefono, asmens tapatybės kortelės bei buto raktų vagystę. Sulaikytas Modestas prisipažins viską pavogęs, tačiau vėliau paaiškės, kad iš tikrųjų ne viskas buvo dingę. Sako, tai kur mašina? Sako, kur vogta mašina? Sako, aš jas nevagiu, bet sako, jinai ir šalia jūsų policijos komisariato. Tada trenkė pilvą ir susmokau. Kas antras praktiškai lygiai tą patį patvirtina ir aš pats savo akimi esu matęs naujose, kitose bylose čia Panevėžyje, vidury baltos dienos, kaip kriminalinės skyriaus darbuotojai naudoja smurtą, spardo viešai, net gatvėse. Advokatas atėjo, pats sako, jisai sako, kad aš geriau prisipažinčiau, nors ir to nesu padaręs, mažiau tų skausmų bus, ta prasme, konkrečiai pasakė. Ir aš jau neištvėriau ir prisipažinau. Išsiaiškinau su nukentėjusiu, kad iš tikrųjų negalėjo jam paimti iš piniginės asmens dokumentais, man pasisakė, kad turi butų raktus ir jisai po 3 mėnesių raštu parašė, kad tie daiktai yra pas jį. Kaip pamatėm vėliau, tai dalies tų nusikaltimų jisai nepadarė. Ir kodėl jis prisipažino? Galima būtų svarstyti, gal jam buvo daromas spaudimas kažkoks tai. Tik Alvydo Vėberio dėka 2 kaltinimai iš 4 teismo sprendimų buvo panaikinti. Vyras pats susiieškojo tos dienos liudininkus, kad išsiaiškintų tiesą. Tačiau Alvydas Vėberis įsitikinęs, kad nebuvo ir automobilio vagystės ir sakosi surinkęs pakankamai įrodymų. Valentėlis yra jaunas, kaip sakyt, tas noras pasirodyti prieš bendraamžius galbūt nugalėjo, reiškia tą, sakykime, baimę būti pagautam. Iš kitos pusės galbūt iš tikrųjų taip yra, kaip Valentėlis sako. Ir tas nukentėjusysis iš tikrųjų žadėjo jam duoti automobilį pavairuoti. Tai yra liudininkai, kurie tikrai
kartų buvom draugijai, išgerinėjom ir visi girdėjo, ta prasme, kad man duoda mašiną patikį. Jeigu teismas yra apylinkės, yra apygardos, yra aukščiausias, nusprendė, kad jis kaltas, taip, tai kokių dar gali kilti klausimų? Nenuostabu, kad visą bylos nagrinėjimo laiką už savo globotinį kovojęs globėjas užsitraukė pareigūnų nemalonę. Finansinės veiklos patikrinimas, kratos baudžiamoji byla buvo tik pradžia. Dabar Alvydui Vėberiui iškelta dar viena baudžiamoji byla – kaltinimas grasinimu ir poveikiu liudininkams. Tai be jokios abejonės šiuo atveju lazda atsisuko prieš patį Vėberį. Vėberis mano, kad jis yra nukentėjęs, nes stengdamasis padaryti gerą kitam, savo globotinį, jisai šiuo atveju dabar patiria tam tikrą teisėsaugos organų, kaip pasakyti, ne tai, kad spaudimą, bet jisai patiria, jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas ir dabar nagrinėjama teisme jau jo byla. O jums ką nors grasino? Žinoma, ir prie liudininkų. Ką jis sakė? Kad tau tą mašiną laimės neatneš, kad vienu žodžiu, tu po šią žemę nevaikščiosi, aš ten turiu pažįstamų žemaitukų, tulpinukų, visą kitą. Tai aš sveikų protų nesuprantu, koks poveikis, jeigu teismai patys išteisino pagal mano padarytą tą medžiagą, pagal surinktus liudininkų parodymus. Dabar Modestas gyvena su mergina. Tačiau vaikinas sako niekada nepamiršęs, kad tik išėjusio iš kalėjimo jo niekas nelaukė. Prieglobstį tuomet pasiūlė tik jo globėjas Alvydas Vėberis. Gydytojas reikalingas būtent ligoniams, o ne nesveikiems žmonėms. Ir kadangi aš pamokslauju, šventą raštą mokau, tai aš būtent pagal šventą raštą tas tiesas ir kitiems skleidžiu ir pats tai darau. Aš niekad nebuvau toks, ta prasme, blogas. Man nereikia keisti, aš esu toks, koks esu, dirbu dabar, turiu ką valgyti ir man dabar gerai. Po mėnesio Alvydo Vėberio laukia teismas. Tačiau kokia bebūtų jo baigtis, našlaičių globėjas sudėti rankų neketina. Tai tiek šį vakarą. Ačiū, kad buvome kartu. Skambinkite mums telefonu Vilniuje 26 111 36. Kitąsyk susitiksime po savaitės, o dabar TV pagalba. Sudie.